Izraelis ir Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo netikėtą didelio masto puolimą prieš Iraną. Puolimas prasidėjo neįprastai vėlai apie 9 val. Ryto vietos laiku, o ne prieš pat saulėlydį, kaip dažniausiai įprasta tokių operacijų metu, nes taip tikėtasi užklupti aukščiausios Irano kariuomenės ir politinius vadus nepasiruošusius, kai jie jau būtų išvykę į darbą ir neturėtų laiko pasislėpti savo slėptuvėse. Puolimo tikslas, kaip skelbia prezidentas Donaldas Trumpas, yra nuversti Irano režimą ir planas yra iš oro sunaikinti Irano balistinės raketas, oro pajėgas ir laivyną ir suteikti Irano gyventojams galimybę patiems nuversti valdžią. Todėl iš Jungtinių valstijų ir Izraelio pusės mes turime tik tai oro karą be sausumos invazijos. Kadangi Jungtinės valstijos jau kelis mėnesius siuntė pajėgas į artimuosius rytus ir netgi atitraukė savo sausumos karius iš kai kurių bazių Persijos įlankoje, kurios yra arti Irano ir lengvai pasiekiamos jo raketoms, Jungtinių valstijų puolimo buvo galima tikrai tikėtis, tad Irano režimas tikriausiai šį kartą jau buvo pasiruošęs ir todėl Jungtinių valstijų ir Izraelio pajėgoms nepavyko sunaikinti Irano aukščiausiojo lyderio, prezidento bei kariuomenės vadų, nors jie buvo pagrindiniai taikiniai. Taip pat Iranas gana greitai atsakė savo raketų smūgiais Izraeliui ir Jungtinių valstijų bazėms Kuveite, Katare, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Irake, Jordanijoje ir net smūgiavo Saudo Arabijos sostinėje Rijadui. Ir po šio smūgio Saudo Arabija paskelbė, kad jie prisijungs prie karo su Iranu. Tuo tarpu Irano pusė stojo hučių sukilėliai ir liaudies mobilizacijos frontas, tai sukilėlių grupė iš Irako. Taigi dabar turime didelio masto regioninį karą, kuriame bent iš dalies dalyvauja dauguma šio regiono valstybių. Izraelis skelbia, kad pirmoji atakų banga tęsis bent 4 dienas, todėl lauksime tolesnių žinių. Ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.